Tai štai, susitikimas su Lietuvių debatų klubu buvo fantastiškas. Matyti tiek tokio brandaus, sąmoningo, drąsaus jaunimo iš Prancūzijos, iš Didžiosios Britanijos, Airijos, Vokietijos. Aš manau, tai yra didžiulė privilegija. Man tos kelios valandos praleistos kartu, diskutuojant, atsakinėjant į klausimus, netgi kuriant bendrą tokį mūsų sugalvotą projektą, kad 5 sakiniais, 5 pagrindiniais bruožais apibūdinkite Lietuvą, papasakokite kitiems apie Lietuvą. Aš manau, pavyko. Pasijutom dar visi labiau vieningi, ambicingi, kas yra svarbiausia. Ir man labai patinka, kad tikrai to kritiško mąstymo ir noro tikrai perimti tas visas geriausias lietuvių tapatumo ypatybės, ypač tą tokį laisvės primatą, laisvo žodžio, labai stiprus jaunime. Mano, sakyčiau, tokia prognozė, kad auga puikiai ateities politikų karta. Visų pirma, man žavu matyti jaunimą, kuris yra tikrai europinis jaunimas ir pagal savo patirtį ir pagal tų reiškinių sampratą, kurie vyksta Europoje. Bet kas yra svarbiausia, tai yra apsisprendęs vertybiškai jaunimas ir tai yra, tikiuosi, tie, kurie galės kompensuoti šiandienos lyderystės trūkumą Europos Sąjungoje, kad Europos Sąjunga, nors ir dažnai vadinama senėjančiu kontinentu, jis sugebėtų atsinaujinti ir pasiekti savo ambicingus tikslus ir taip pat būti strategiškai nepriklausomi. Mes esame be galo laimingi, startuojam prancūzai pirmą kartą. Londono debatų klubas ir Airija jau treniruojasi ne pirmą kartą, todėl yra pažengę, o mes iškart taip rimtai pirmu šūviu į Europos parlamentą. Bet vaikai pasirodė puikiai. Manau, kad Europos parlamentarai turėjo puikių užduotų klausimų ir, manau, auginam naujus lyderius. Tai esu labai patenkinta. Labai smagu, kad turėjom galimybę atvežti ir vaikus iš kelių net šalių, kad jie patirtų taip pat ir visą Europarlamento dydį ir svarbą, kokia čia yra, ir susitikti gyvai su europarlamentarais ir, žinoma, ne tik užduoti jiems klausimus, bet ir padiskutuoti ir apsikeisti nuomonėmis. Tai manau, kad jaunimui, būtent apie ką ir kalbėjom, kad dabar Europoje trūksta lyderystės ir būtent jaunimo lyderystės, kad ateitų kuo daugiau, tai jaunimui tai bus paskata, padrąsinimas. Šiandien jiems iš tikrųjų yra labai didelis iššūkis, kadangi neužtenka kalbėti paprastais buitiniais žodžiais. Jie ruošiasi jau kelintas mėnesius iš eilės šitom diskusijom ir debatams. Turėjo išsigryninti, kas jiems yra svarbu žodyje laisvė, kas yra kiekvienos šitos diskusijos pavadinime, ką reiškia kiekvienas žodis laisvė, kas yra absoliutu, kas yra gerai, kas yra neblogai. Žodžiu, kiekvienas ruošia savo įžvalgas. Su pirma, svarbu susiburti, nes mes gyvename visi skirtingose šalyse ir mokiniai lanko mokyklas, mokosi, debatuoja, diskutuoja. Tai visų pirma, čia yra puikia proga visiems susitikti kartu ir pasimokyti vieniems iš kitų. Ir kitas dalykas, dar pamatyti Lietuvą kitoje visiškai erdvėje, nes mes matome tik tai lietuvius Airijoje, ar ne, ką jie veikia, kuo jie užsiima, kaip jie gyvena. O štai čia mes matome Lietuvą Europos Sąjungoje. Ir iš tikrųjų jaunimas sužino labai daug įdomių dalykų, kurie šiandien buvo paaiškinti labai paprastais žodžiais, su puikiais pavyzdžiais. Ir iš tikrųjų manau, kad tai paskatins ir mūsų jaunimo pasididžiavimą Lietuvą ir galbūt perapmąstys savo ir ateities ir karjeros galimybes.